Šiandien kalbėsime apie 5 mano pagrindinės taisyklės, kurias naudoju bet kuriame makiaže. Visų pirma, pradėkime nuo veido odos valymo ir tam aš naudoju miceliarinį vandenį, kuris puikiai nuvalo visus odos nešvarumus. Dažniausiai jie yra tinkami bet kuriem odos tipam. Pirmoji taisyklė – veido odą labai gerai pridrėkinti, tad savo makiaže visada naudoju aliejus. Jeigu aliejų neturite, naudokite drėkinamosius kremus. Esant poreikiui, pasimaskuokite visus odos netolygumus, spuogelius ar kapiliarus. Antroji taisyklė – puikiai parengta kreminė pudra. Labai svarbu, kad jinai atitiktų jūsų odos atspalvį bei tekstūrą. Kreminė pudra gan tankiai dengiu ant centrinės veido odos dalies. Drėgnos kempinėlės pagalba nuimu perteklių ir padengiu visą likusią veido odos dalį. Jeigu nuovargis matomas mano veide, visada naudoju paakių maskuoklį ir tai yra mano trečioji pagrindinė taisyklė. Trikampio formą išsišviesinu paakių zoną ir kempinėlės pagalba tiesiog įtapšnoju paakių zoną. Su to pačiu produkto likučiu perbraukiu per judrųjį voką. Jeigu norite, kad makiažas ilgiau laikytųsi, užfiksuokite jį su biria pudra. Fiksuojančios pudros kuo mažiau naudokite paakių zonoje, nes jį dažniausiai išryškina raukšlės. Šiek tiek pasiryškiname skruostikaulio zoną. Ketvirtoji ir labai svarbi taisyklė yra highlightingas ir skruostikaulių ryškinimas. Pirštais dengiu highlighterį ant skruostikaulių, kad išgaučiau kuo natūralesnį efektą. Tuo pačiu produktu galiu pasinaudoti ir ant viršutinės lūpos. Penktoji paskutinė taisyklė yra antakių formavimas. Ji yra be galo svarbi mūsų makiaže. Visų pirma, naudosiu antakių gelį, kuris suteiks antakiam formos bei pašviesins plaukelius. Pagal plaukų atspalvį pasirinksiu gelį, kuris yra vandeniui atsparus ir išlaikys visą dieną. Turiu pasiruošusi baltą popieriaus lapą, ant kurio galiu pasiryškinti bet kuriuos savo bruožus. Akis, lūpas ar skruostikaulius. Viskas priklauso nuo nuotaikos bei įvaizdžio. Judrųjį voką pasidengiu biria fiksuojančia pudra. Tuo pačiu produktu, kurį naudojau skruostikaulio kontūravimui, išmodeliuoju akies lanką. Šiandien man prireiks tušo, kuris tankiai padažo blakstienas. Šiandienos įvaizdžių pasirinksiu ryškų lūpų dažą. Kad tolygiau pasidengtų produktas, naudokite vazeliną. Lūpų dažas išryškins ne tik jūsų lūpas, bet ir jūsų žvilgsnį. Jeigu jūsų nuotaika neypatingai gera, lūpas pasidažykite ryškiomis spalvomis.